Jinai pavydi mano traktoriui. Nes aš myliu jį. Aš gimiau traktoriui ir aš užaugau. Čia Agro podcastas. Paparapapau. It's on. What's up, bitches? Atrodo, signalai geri, rodo, kad mes gyvi, mes esam tikri. Iš kosmoso. Houstonai. Čia yra, pavarom Agro. Gerai, tai prieš pereinant į šaunų Gritėno turinį, tai įveskim. Tai yra Agro podcastas, pirmoji oficialioji jo emisija, išlaida. Išdava. Pirmoji išdava. Su jumis Liudvikas, Paulius ir Gritėnas. Kaip Paulius turi pasakyti, Paulius, kai išgirsta vardą, sako aš, Paulius. Paulius. Patikslink. Avinas. Almatas. Taip pat Aivinas. Aivinas? Ir aš. Ja, gerai. Kalbant apie Avinus, matėt, kad Airinas padavė Šurajevą į teismą? Oh, yeah. Seniai reikėjo. Čia buvo tokia tobula situacija, man atrodo, Šurajevas su juo sufabrikavo šitą. Matėt kas nors tą epizodą? Kaip tai? Aš mačiau. Ir tai buvo tikrai įžeidžiama? Man tai buvo neįtikėtina, kad jis iš viso to epizodo surado vieną vietą. Ir ta viena vieta buvo, kur jo klausė, ar tu čia rimtai darai visą tai. Ir jis labai įsižeidė dėl to, ar jo paklausė, ar jis rimtai tai darė. Ten buvo daugybė vietų, kurį tiesiog su juo šluostė grindis Olegas. Tipo visiškai vartė jį ir parodė kaip visiškai infantilų, tuščiagarbišką, egoistišką idiotą. Bet jis išsirinko tą vietą, kas tinka ir Olegui beje? Ne, aš juokauju. Aš juokauju, Olegai. Pasisteng daryti juokingai. Ok, tas tinka ir man. Tas tau tikrai dabar tinka. Gerai, bet sugrįžkim dabar nuo to įžeidinėjimo Olegai, kurį visą Lietuvą myli ir nieks nežino. Ir aš myliu. Ir tu myli. Tai va, ir esmė tame, kad jis išsirinko vienintelę vietą, kurioje Olegas tiesiog klausė, ar tu rimtai esi tuščiagarbis, pilnas oro, pilnas arogancijos, pilnas šūdinų minčių idiotas. Ir jis ją kvestionavo ir jis prašė kažkokį skundą, kur net teisme jis neatsidūrė. Kai paskambino teismą ir paklausė, koks čia skundas, sako, mes nežinom. Tai jis tiesiog išsiuntė mailų kažkokį papiergalį. Tai šitas net nėra oficialus dokumentas? Ne, teismos net neregistruota. Jis tiesiog išsiuntė tam, kad... Aš įtariu, kad jis išsiuntė tam, kad reikia kažkaip pasireklamuoti. Ir jis turbūt nuėjo ir pažiūrėjo, koks žmogus mane žeidinėjo, kuris turi daugiausiai sekėjų. Ir pračekino, pažiūrėjo. Ilgą sąrašą pračekino. Ilgą sąrašą su daug sekėjų. Ir išsirinko šio Olegą ir nusprendė, kad tipo, kodėl ne? Aš jau įsivaizduoju, namie sėdinti Airina, taip labai normaliai apsirengusi, visiškai nesustabuka rožą su akinukais ir rimtai planuojanti savo kitą žingsnį link tampimo milijonierium. Su pieštuku paseilinti pieštuką ir brėžinti liniją. Nes aš netikiu, kad jis antiek durnis, jis tikrai žino, ką daro. Čia, žinai, dažnai labai būna su tais žmonėm, kurie elgiasi labai durnai, visi kartais pasako, negali būti, taip pat kaip su Šalčiūtė, negali būti, kad tokia durna. Bet dažniausiai jie siaubinga tai yra, bet dažniausiai būna iš tikrųjų tokia durni. Čia kaip su šito Georgiu Herbertu Walkeriu Bushu, kur taip visi sakydavo, negali būti, kad prezidentas nežinotų ten elementarių dalykų, neskirtų Pakistano nuo ne Pakistano. Ir jis iš tikrųjų nežinodavo, žmogus iš tikrųjų susimaudavo tokiuose elementariuose dalykus. Be jokių žmonių kvailumų. Tamsta, o aš galiu, ar čia bus didelis bukumo lygis, nežinot, kuris George'as Herberis Walkeris Bushas, čia antras. Ja. Tai čia į didelę elementarybę man užduoti šitą klausimą. Čia didok. Prie bukų ir... Bet neprimk asmeniškai. Ja. Tu visai, kai šnekam apie idiotus, priėmė labai asmeniškai. Jo, iš karto defensive kažkaip pradėti būtų, aš nežinau kodėl. Eik tu nachai, gerai. Neprimk asmeniškai. Tai ten to ieškinio nėra, jokiam teisme. Kaip supratau, tai ne, bent jau taip portalai. Laisvės per irgi nėra. Matai adresą teismo. Laisvės per. Nemačiau. Jis net prospekto nemoka, trumpinė. Arba nepamiršo parašyti akis. Laisvės per akis. Jo, tai žyminis mokestis... Ne, laisvės per daug jo. Per daug, savo per daug leidžia Olegas. Laisvės per daug. Tai gal jisai, gal iš tikrųjų, kodėl buko? Gal, žinai, tokie žmonės, kai jam šitas jo pasirinktas vaidmuo visai veikia. Tarsi jis norėjo išgarsėti Lietuvoj,
Ir jis yra garsus. Aš neku apie jį visą Lietuvą. Ne, aš neku apie jį visą Lietuvą. Daugelis jo nežino iš tikrųjų. Dominuok! Visi žino, dominuok. Tavo, kai šitoj erdvėjai. Pasiėmė emociją ir Tų dominuoja. žmonių, su kuriais tu bendrauji erdvėjai, kurie dominuoja visuomenį. Tai jie gal ir žino, bet realiai tai tokie žmonės dažniausiai yra, ta prasme, jie yra nišiniai, jie žino 10% žmonių, kurie iš jų juokiasi. Tiesiog jie yra anekdoto personažas. Nežinau, turėtumėm klausytojų, galėtumėm padaryti Padarom apklausą. Apklausą, kas žino, bet žino, tikrai jaunimas. Bet to žino, idiotas tai yra niša einanti labai. Einanti, jo, durnius žino ant svieto puikiai. Kaimo kvailys šiuo metu yra. Ta prasme, Kieša, atsimeni, buvo. Ja, atsimeni. Bliot, kaip Ką jau kalbėti apie Pradų Pradas Minėdas, Ja, Minėdas. kur Lietuvai parodė. Kas buvo pirmas rimtai Lietuvos istorijoje, pavyzdžiui, tas pirmas kaimo kvailys? Mindaugas. Officially. Mindaugas savo krikščionybę, ta prasme, tikrai tenai buvo. Pasiskelbė karalium, užlipo ant taburetės ir pradėjo ten sakyti. Ir nieks čia nelaikė karalių, visa Lietuva, ir žemaičiai pradėjo juokti, what the fuck. Ir žemaičiai pradėjo sharing žinę pas save ir laikint, tipo, pažiūrėkit tą Mindaugas, susilipo ant taburetės ir paskelbė. Alfa lyderis. Ja, žiūrėkit, dominuoja Lietuvoje. Žiūrėkit, Mindaugas uždominavo Lietuvą. Ja. Tai turbūt, bet pirmas turbūt buvo Mindaugas. Tas pirmas, apie kurį žinom. Šaltiniai apie ankstesnius durnius nutylė. Man atrodo, internetinis durnius pirmas. Tipo pirmas, kurį visi žinojo mūsų laikais. Tas modernus, toks aptarinėjimas. Tas toksai, kuris... Žinok, Minėtas vienas, tas naujesnių, nes tai buvo realybės šou pradžia, o su realybės šou prasidėjo toks... Prisimeni, kaip būdavo akvariumas, kaip buvo... Bet ten nebuvo tokio epinio durniaus. Stano buvo. Stano nedalyvavo akvariume? Dalyvavo akvariume. Kelintam? Stano net akvariume nieks nepamena. Kulas. Koks įspūdingas manybė, net iš akvariumo nieks nepamena. Jis buvo akvariume? Buvo jis akvariume. Jau visiškai. Palauk, bet akvariume buvo akvariume surinktos žvaigždės iš tikrųjų. Tokios C lygio. Ir būtkutė. Akvariume 2 buvo žvaigždės surinktos. Kurios iš jų tapo, pirmam buvo, antram buvo žvaigždės, pirmam buvo Jagelavičiūtė. O kuriam Tratinas psichas? Antram. Tai antras buvo, ta prasme, kaip keista, ta prasme, kaip filmuose nepasitaiko, kad antras, žinai, būna tas kritimas, trečias būna grįžta. O pirmas būna tas dalykas. Antras koncepcinė prasme buvo geriausias, ten actually žmonės Tratinos. Čia buvo svarbus įvykis Lietuvos kultūriniai istorija. Apskritai, pirmą kartą seksas taip į viešumą iškilo. Seksas buvo legitimizuotas, pasakykime. Ir aš nemačiau, įsivaizduoji? Plia. Tai kas ten kažką matė? Aš irgi mačiau ten kažkokius judesius, kurie galėjo būti ir savigina, koviniai veiksmai. Aš nuo pat mažens, man mama sakydavo, tu žiūri į televizorių ir matai špygą. Aš žinok, esu aktyviau ieškojęs čipso lovai pamesto, negu jie ten davęs pakaldrą, taip, kad aš dar labai drįšiu sabėjot, kad ten kažkas įvyko. Bet, at some point, turbūt čia buvo pirmas dalykas, kur žmonės pamanė, kad tai buvo seksas. Jų oficiali pozicija buvo, kad jie galės. Ta ypač mergina gilės. Abortas buvo oficiali pozicija. Bus abortas. Net nežinau, ar aš nešia, bet bus valymas. Profilaktinis. Taip. Skrandžio gal. Ta vakarą buvo ir gerta. Galimai. Ir burna imta. O jūs pamenat? Vis tiek įdėkišai. Jis vis tiek norėjo. Liūdas nusprendė, gal pašvelninti šitą. Ne, važiuojam iki galo. Aš įtrinu. Bet sukai aplink burną ir vis tiek. Taip, pavarė. Ant galo prie reikalo tiesi, kaip psichas. Mėlyna buvo skaisti išliko. Ir bus dar 2 gyvenimus į priekį skaisti, man atrodo. Jos tik akvariume nieks nepatvarkė taip, kad... Nes net priešą nelinkėčiau. Tavasi net užsidarė žmonės 2-3 mėnesius toj pačioj patalpoje ir nusprendė, kad ne, geriau su tavo draugį. Net akvariume išliko staroji draugį. Jis actually buvo staresnė. Jo. Aš pamenu iš tą išgelbėk draugą. Įsivaizduoji? Va čia yra pats žiauriausias, ką galima padaryti vaikam Lietuvos. Nes jos išgelbėk draugą. Ir akvariumą žiūrėjo. Ir jos nuvaro į akvariumus, geria ir dulkinas su psichais. Įsivaizduojate, jeigu sovietiniais laikais teta beta būtų uždarę akvariumą ar koks nors kibir-vibir vaidoklis čia būtų išbirbinas. Taigi čia būtų, visų vaikų širdelės būtų dužę, tie visi plastiliniai filmukai būtų be pristatymo. Ta beta būtų kažkokia kryva vaikščiota visą. Jo, čia kaip koks vilkas iš pagadį kulverstuką plastilininį išbirbina. Jo, tai prasme, turėtų būti kažkam ribas. Už ausų paėmęs. Šiaip, kai tu esi tam vaikų pramogų verslė, tu turėtum jaus kažkokią ribą, ta prasme, kur ten slapčia handjobą padaryti, it's okay, bet jau, tipo, full on, ten su pilna penetracija varyti ir prieš kameros. Taip, vėlgi mes nežinom.
tu pats sakei, čipsų esi aktyviau Jo, ieškojęs jo. lovai. Tai kas ten, ar ten buvo pilna penetracija, Jo. ar ten... Puspilnė. Jo, ten... Dėl čia penetracijos buvo. Niekas negali grūti. Ne, tai jeigu labai minkšta. Ne, niekam nebuvo dėl čios penetracijos. Čia aš vienas visas menulio fazes praėjau penetracijos. Makaroninį bybį turiu menį, liaudį, Nu, žinau. panašiai, bet Išpopuliarinta. ten ne makaronis, ten labiau toks skryliai, kai būna, žinot. Kai toks yra toks Kaip be alkoholio pagalbos. kaip tas... Tiesiog tavo, Jo. ta diena, kaip menulio fazė ta. Kai guminukai tie būna, kurie tokie pakankamai minkšti, bet jie yra kažkan masė. Ir tu tą masę bandai į tą sutalpinti tą... Su nykščiais. Jo, bandai, ta prasme, su abiem nykščiais spaudydamas bandai įmaigit, kaip tam žaidime, kur būna vandenikas, nors žiedukai tokie šakinėje, žinai, ir tu juos užmaigyti viršų ir uždėti ant... Taip, vieną tų dienų, kai bybė gali mesti sieną, tai priliptų. Jo, skraiduolis. Nu, aš taip plaunu savo bybį, tai nepriliptis, jis nutikštų iš šono. Taviškis gal gal prilips. savo sienų neplaunat. Tai lizūną tą galėdavo įplauti kiek nori, vis tiek prilips prie sienos. Tu ką tik tai palyginai Savo bybį su lizūnu. Nu taip, čia... Nu tai mes čia yra tiesa. Jo, tai jeigu dalinam šį vakar balus kam nors, tai jo, mėlyna ir raudona. Kur jos dabar? Emigracijai. Migracijai? Galimai su pabėgėliais kažkur tai bėgioja. Pervežinėja. Jo. Į bumperius kiša pabėgėlis. Prakišinėjos pro Vengriją, per Vengriją. Koks nors Padeda vienas irgi. musulmonas, jas abi už žmonas pasiėmė. Išgelbėk draugą. Išgelbėk draugą. Tokia buvo melodija, aš net nepamenu. Jo. Kažkas tokio. Šliuchas, ble. Šitą iškirpsim. Nat. Ne, iškirpsim tave sakant, šitą iškirpsim. Jos net pačios turbūt neprisimena, kad buvo mėlyna ir raudona. Jo. Sako, pa, kuri tu ten buvai? A, poch. Dabar dabar mėlynas, jeigu musulmonai ištekė. Poch yra, čiulpiam tą hašą. Kaip žmogus su lizūno bybė, tai drąsiais teiginiais užsiminė. Nu, kas tai toliau pagal programą? Kokią dar programą? Europos Sąjungos paramos. Na, jeigu jau kalbam apie santuokas. Ne, šiaip iš tikrųjų palietėm pabėgėlius ir turim paliesti pabėgėlius. Turim, privalome paliesti šitą labai svarbią temą. Tai paliesk. Aš ją jau liečiu. Lizūną. Aš dar paleidau lizūną ir liečiu šitą temą. Kaip tu manai, pabėgėliai ar emigrantai ekonominiai? Arčiau, kur linksta tavo širdelė? Nei prie vieno, nei prie kito. Eik, tai... Aš labai rizikuoju dabar rimtą temą. Man labai sudėtinga apie šitą kalbą. Gerai, Pabandyk rimtą lengvai, temą tau. ta prasme, nuleisk parą. Gerai. Kur geriausia vieta Lietuvoje būtų jas padėti, aš galvoju. Ištukęs tai tikrai, kaip tu sakei, surinktume Futbolo rinktinė. stipresnę futbolo rinktinę, negu turim dabar, ištukęs imigrantų. Bet kur dar būtų galim padėti? Norfose apgyvenant galim, tai visą laiką tuščia ir tamsu. Ir sterilu. Ja. Taip, bet jiem reikia ką ten veikti, ką jie tos Norfose veiktų. Krautų prekes. Norfai dirbtų, vis tiek ten tiesus kelias, nebūti. Aš turiu teoriją, ką daryti Europai su visais tais. Tai pradėkim nuo Lietuvos. Ne, Ką štukė? liūdas. Lietuva kaip, galėtų tiesiog, tą pačią laikyti, krypti tą pačią vagą ir kartu prisidėti prie Europos Sąjungos, nes projektas, tai prasme, magnitudė jo yra didelė. Čia ne aš ne apie Norfas kalbu ir kur jos dėti, o kaip išspręsti daug problemų, tą pačią emigrantų problemą. Tvaro jie į Europą. Lietuva. Suvarai juos į kareivynės, padarai iš jų babajų batalionus ir tada susodini Jau laivus. pats batalionas yra ksenofobiškas, bet toliau važiuojam. Batalionas ksenofobiškas. Pavadinimas babajų batalionas, kas šitą? Tarsme, dėl pavadinimo aš toj komisijai nenoriu būti trauktas. Babajų dragūnų bent jau būtų kokį nors, ar babajų husarą, arba Mindaugo babajų batalionas. Ne, reikia. Motorizuotas. Ne, Mindaugo, ten prisiminkim, Jogailas. Ne, reikia kokį nors tokį silpnesnį. Silpnesnį? Palauk, kokį nors Totoriaus neturėjomės garsaus kokį nors. Ne, kokį palauk, kokį čia. Šito Henriko Valois. Ai, Lietuvoje, lietuviškas. Tai buvo Henrikas Valois. Bekešo babajų batalionas. To čigono. Jo, Bekešo gerai skamba. Jis ne čigonas Vengras buvo, bet jis pabėgėlis buvo. Iš Gišurmunijos buvo. Vengras. Bet jisai original. Vengras. Tai suformuot jos į batalionus, gali būti Bekešo babajų batalionas, gali būti Henriko Valois Prancūzijoje. Henriko Valois čigonų kuopa. Prašau. Valio.
Tai ir juos visus apmokyt, apginkluot, sukrauti laivus, išsiųst atgal į Siriją. Ir tegul dabai ką pradėjo. Ir moteris, ir vaikus. Ne, moteris gali būti melžėjom. Ko melžėjom? Pinigų melžėjom iš valstybės. Ir tada iš Sirijos. Lietuvoje karvių nebelikė. Tai vieną kitą. Tai jos ant stovės eilėj, kad pamelštų tą karvę visą dieną. Ne, vieną kitą melžt. Ai, vieną kitą melštų. Jo. Ką žinau, tu nori, kad aš turėčiau nuo A iki Z. Aš duodu 5%. Su vyrais. Su vyrais. Vaikai voks, ar taip ar taip? Jo, vaikai voks. Šmirinės po Maxima, po Office One parduotuvės ir tušinukus pisnis. Čia jau faktas. Jo, čia jau dėjo, jo. Būkim politkorektiški, bet teisingai, visi vaikai jų yra vagis. Maži vagilkos. Jų ar visi vaikai? Nu, jų pradžiai. Jų pradžiai. Su mūsų tai žinai. Jo, maži angelėliai. Taip. Tai va, tai, o Bobas, tai, nu, gal, ką žinau, aprūpins. Cigaretas pardavinės. Kas? Cigaretas pardavinės. Jiem, kareiviam. Jo, kareiviam. Kareiviam. Ir išlydės kareivius. Galės išlydėti kareivius. Galės būti našlėm. Jo. Garbinga našlės profesija galės. Kaip tau? Neblogai. 50% pakaverint. Man atrodo, kitas 5% bus, kai jie nuvarys ten į Siriją. Tai jie vėl pradės kariauti, ten vėl pradės prastėti situaciją. Tie, kur jau susitvarkė buvo, po to pilietinio karo. Vėl atvarys pas mus. Jo, ir toks užburtas ratas gausis. Čia gerai, čia ekonomikos stimuliuojamas. Čia 100%. Bet esmė yra kame. Ekonomika stimuliuojasi. Taip. Judėjimas vyksta, Taip. Kas yra gerai, judėjimas, nesvarbu, į priekį atgal, svarbu, kad judėt, kažkas vyktų. Taip. O čia sakai, cirkuliacija čia. Verktiniai galės ką nors kitą veikti, nebeverkti. Apsiverk. Kas nors gal dar turi teorijai? Čia buvo teorija? Almantai, tavo teorija. Problemas sprendinys. Ką daryt su šitais pabėgėliais? Aš tai iš tikrųjų tokio klausimo, dar ant kurio nebūčiau tiek 50-50, tiek vienoj, tiek kitoj pozicijai nesusitikęs. Išskyrus savo heteroseksualumo klausimą, kur buvai totally 50-50. Bet išsisprendė. Kur nestatai ant nieko. If you know what I mean. Šitos lažybos, kur nestatai ant nieko. Tavo pasirinkimus, vyra ar moteris. Ir gerai. Aš turėjau savo pyragą. Niekaip nestovė, nieko, nesukrent. Tiesiog neina. Neina kortą. Ant vieno, ne ant kito. Turėjau savo pyragą ir suvalgiau ir dabar viskas gerai. Beje, vat irgi, aš, nebuvau sekėjęs ten didelis tos, bet aš nežinau, gal kiek per rimta tema. Jolanta Leonavičiūtė, teisingai ištariau vardą ir pavardę žmogaus. Nu, kol kas labai rimtai. Nepadarėt jai negarbės. Ne, ir žiūrėk, buvo kažkoks prieš kelias savaitės pasisakymas jos apie tą merginą, kuri mirė supinėse. Nu jo, buvo toks atvejis. How is it, ta prasme, relevant buvo jos tas, ta prasme, žinot, iš kur kilo jos tas pasakymas, ką jinai apie Jolantą Leonavičiūtę. O tu skaitėjos tą pasakymą? Jo, skaičiau aš tą jos pasakymą, šitas žmogus apie mane blogai, jinai kažkada stumėt manęs, tai ką jinai stumėt jos, kad jinai tipo... Jinai tiesiog turbūt pasakė, kad jinai dročina bibius prieš televizijos šitą operatorių gerbimą. Ir tas buvo teisybė, bet kadangi Jolanta mėgsta sakyti, kad čia jinai dalyvavo performance ir meno kūrinyje. Tai... Rimtai, gerai. Bet grįžtant prie lietuviškas porno, gal žmogus būtų pramušę šitą nišą. Gal būtų... Man atrodo, mes turim lietuvišką porno, tiesiog nėra išnašų, nėra parašyta, LT, nėra brando dar. Ne, žiūrėk, žmogus žengia žingsnį artin. Žiūrėk, žmogus žengia artin žingsnį lietuviško porno. To jūsų taip trokštama. Žengia žingsnį ir daro erotinį filmą. Mūsų, kas yra arti? Ne jūsų, Liudvikai. Mūsų, jūsų, visų nu, mūsų. Žiūrėk, lūktelk, prašom nepertraukinėt manęs, prašom nepertraukinėt. Žmogus svarbę temą užvedė. Ir aš turiu mintį ir ją vystysiu iki galo. Tai žmogus žengia žingsnį link lietuviškos pornografijos. Padročino viešai prieš operatorių, kaip tu ten sakai, žinai, ten padarė meninį filmą, performansą, bet padarė tai, ko tu nori daugiau Lietuvoje. Mes, aš, tu, mes norim. Lietuva. Bet tai buvo tik pusė to, nes tai buvo performansas, tai nebuvo tikroji ta penetracija. Bet žmogus buvo viešai pagėdintas daug kartų. Ir taip atbaidė kitas Lietuvos moteris. Ir taip atbaidė, tas žmogus daugiau niekad to nedarė, B, atmušė kitus nuo to darimo. Taip kad
Aš nepateisinu to, kad tipo, ten varyt, kad bumerango principas tas visas ten jos išsakytas. Bet tu iš esmės dėl to žurnalistės tavo nuomonės tampa su Leonovičiūtė, aš kaip suprantu. Bet ne, aš sakau, jinai viešųjų ryšių specialistė, žurnalistė, ne, kas liečia jų apsižodžiavimą, tai yra asmeninis santykiai. Bet kad žmogaus viešas gėdinimas už smaukimą kitiems vyrams prieš kamerą. Aš asmeniškai negėdinu. Bet aš galiu pasakyti tiek. Kokią naudą duoda Lietuvos krepšiniui tai, kad Kšištofas Lavrinovičius žaidžia Italijai? Aš sakyčiau, kad tai, kad jinai ten Italijoje, kaip suprantu, ar ten kitoj šalyje. Nu, čia Italija buvo ne Lietuvoje? Taip, čia buvo ne Lietuvoje. Fuck that. Tas vyras ne lietuvis. Jo, būtent. Italai? Tame esmė. Taip, tame esmė. Tai čia yra, jinai turėtų būti paduota. Tai už išdavystę valstybės. Taip, Lietuvos pornografijai įnašą padarytų kas nors, kas tai padarytų Lietuvoje. O jūs visiškai atrodo nenusimanot pornografijos metodologijai. O, atsiprašau, dabar išklausykim specialisto žodžių. Taip, nacionalybė ir apskritai viskas pornografijai keliauja per moteriškąją lytį. Vyriškoji pristaiko, kad ir kokios tautybės būtų vyras. Žydų pornografija ir tai žiūri. Pažydus, ta prasme. Jeigu žmona žydė, tai iš karto vaikas tam pažydė. Tai viena pornografija kita yra. Tai jeigu pana lietuvė, tai pornografija lietuviška. Iš esmės, iš tikrųjų, nes ten vyras, ta prasme, atlieka jisai. Bet jinai nepasakė nei šešių žąsų. Koks skirtumas, jinai buvo 99% to filmuo. Nu ir neatrodė kaip tikrai kaip tokia kampuota kaimietė lietuvė, tai gal iš tikrųjų, tu prasme. Aš gal iš paskutinių bando išspausti kažkokią malonumo garsą. Bet iš esmės tuoj pradės tam italų gyvenimą gadinti. Aš prisipažinsiu, aš mačiau tą. Ir jinai, žinai, ką darė, jinai tiesiog pažiūrėjo į kamerą, tipo toks darbas atliktas. Tokį, nu kur pinigai? Kur pinigai? Tokia kaip kaimietė Londone, kur braškės renka. Nu, ne Londone, ten kur nors. Pravesit? Taigi tarėmės grinais. Tai taip, dabar. Vokelį. Duokit pinigus. Palauk, kaip kelnes po to apsimausi. Nieko nesugebė. Jo, dar nespėjus. Nieko nesugebė, aš nei baigiau, nei tu uždirbi ką nors. Nu, tipiškai lietuviškai pradėjo ėsti žmogų. Jo, aš kart suėdė žmogų. Nepraeis 15. Blogąja to žodžio prasme. Dar kino juostą nespėjo ataušti. Bet vėlgi, ta prasme, lietuvėlės reakcija, kad jai reikėjo viešai atsiprašinėti už tai. Nu, nes buvo ir buvo. Ne, buvo jo aplaidos per ten nuo iki tipo laidos, kuris sakydo, oi, ten turėjo atdainuoti tą dainelę. Ai, tada buvau jauna. Ne, jinai pati norėjo atsiprašinėti. Palauk. Niekas jai nesakė, niekas neklubdė ant kelio, ant žirnių ir sakė atsiprašinėk. Visuomenė, buvo žmonių, kurie sakė, davai, atsiprašyk, tipo, kaip tu drįsi taip. Jinai galėjo sakyti, aš didžiuojas to padaryti. Jinai galėjo sakyti, bet ta prasme, norėdama eiti tos, ta prasme, eilinės pigios kaimo žvaigždės keliu, jinai turėjo tą padaryti, nes kitaip jinai būtų. Nu, tai jinai pati pasirinko. Jinai galėjo būti išdidė mergina, kuri dročina Bybį prieš kamerą. Bet čia Lietuva dar prie to nepriėjo. Lėmės kaimo žvaigždėlė, kuri sakė, aš čia dročinas, aš sirgau vėžiu tame. Jo, ir po to pasakoja apie bumerango principus kažkokius gyvenime. Jūs irgi dročinsit prieš kamerą. Bet čia Lietuva prie to dar nepriaugo. Aš Lietuvoje dar niekad nemačiau viešoje erdvėje, kad kas nors seksualumą lygintų su tuo moteriškos, žinai, įgalinimu moterišku. Kažkur sustojau, žinai, eidamas per mokydamasis istorijos raidą, 20 amžiui sustojau, nes tai pradėjo labai visi rašyti, žinai. Šiai dienai negali sekti, kur raida eina šios dienos. Nu, labai daug kas pradėjo rašyti. Anksčiau rašydavo tie, kam popierius duodavo, popierius neduodavo, bet kam, žinai, duodavo Volterui, Montesquieu, kitiem. Nu, dar stalo kalendorius, matau, užsibaigė. Ties šitą pavardę. Gudročio. Neprigavai, bet už stalo kalendorių. Tai jo, tai duoda anksčiau popieriaus tiem, kas mokėdavo rašyti, turėdavo ką parašyti. Arba, bent jau išlikdavo jų darbai, kažkas kopijas darydavo, nes taip išliko tie darbai. O 20 amžiui tai kas nori. Tualetinis popierius. Ir visi pradėjo. Jo, ir aš nežinau, 21 amžiaus produktas yra tasai mėnesienos šviesumo. Apie vampyrus tas, kaip jisai. Twilightas, nu tai va. Jis 21 amžiaus, bet ta prasme, tokio tipo, aš spėjau, atsirado jau 20 amžiui tokio tipo romanai, kurių nereikia skaityti žmogui. Geriau neskaityti. Ir netgi 19 buvo. Manai? Buvo. Jau pradėjo žmonės rašinėti ir prasidėjo meilės romanai visokiausiai. Ai, tai tokių buvo 14 amžiui, mes programai turėjom net studijuoti.
Bet Tai nebuvo prasme, spausdintas, erotinius? Nebuvo Gutenbergo. Programai jūs Nebuvo. privalėjot studijuoti knygas, kurios šūdinas buvo net 14 amžiui. Nebuvo jos, jos buvo labai bestsellerius, tų laikų bestsellerius, erotinius romanus Italijos, ištvirkusios Šiaurės Italijos, ten Venecijos ar kažko studijavom, jo. Šalia Makiavelio, nes tai buvo tiek pat galinga, kiek tas jo Noriu princas. pasakyti, kad 14 amžiui buvo seksas. Kažkiek turėjo būti. Prieš Leonavičiūtę, ta prasme. Kažkiek turėjo būti. Nu, Prieš Leonavičiūtę buvo. Tai gal Leonavičiūtė, tų laikų Leonavičiūtė, kai Barbora Radvilaitė ir atvežė seksą į Italiją. šiaip, Handjobs. for the record, Bonas Forsa yra iš Šiaurės Italijos. Jin atvežė itališką seksą į Lietuvą. O kas yra itališkas seksas? Itališkas seksas? Tas, kur išnaikino Lietuvos tautą. Lenkam pardavė. Viskas nuo to ir prasidėjo. Griūtis. Ne, itališkas seksas kas yra? Ką žinau, tu klausk Leonavičiūtės, ką žinau. Aš žinau, kas yra ten. Aš Italijoje nesu buvęs. Prancūziškas bučinys, aš žinau, kas yra ispaniška musė. Kas yra Kas yra ispaniška? Kas yra latviškas sausainis? Latviškas sainis, o jo. Rusiškas spiritas. O jo. O itališkas seksas, ne? Aš nežinau. Spėk. Kol net spėsi, nesakysiu. Čia kai permėgi, apsiverki ir išeini pas mamą, gyvent toliau. Man atrodo, čia Berlusconio Ne. politinė karjera. Ne, čia Berlusconio politinė karjera. Tai koks yra itališkas seksas? Pabaigai. Itališkas seksas? Yeah. Mes nebedaug laiko turime. Spėk, geras. Tai tada zaibys. Tai ko, iš pradžių taip nesakai? Intrigas man čia užsakyti. Almantas tai buvo Italijai, vis tiek nežinau, kas yra itališkas seksas. Jo, tai tu buvai Italijai? Ne, aš nebuvau. Aš nebuvau Italijai, koks itališkas seksas. Va, tom ir pabaigėm. Daug tik ne man. Reikia langus uždaryti, kad užmygtum. Itališkas seksas. Su Aivaru lovai. Užsidengi su pagalbė ausis, kad negirdėtum, kaip kitur užsiminėja seks. Čia yra itališkas seksas. Taip, kaip per Skype'ą skambini, merginai į Lietuvą. Aš šitą Ir reikia užsidengti ausis, kad negirdėtum, kaip jau užsiminėja seks. Su pagalbė. Oi, tai užbaigėm, žiūrėk, apie itališką seksą. Aš galvoju, kad tikrai niekur neves šitą pabaigą, bet galim kaip ir... Jo, galim Ačiū Dievui, rašinė. Galima užsidaryti, man atrodo, nes jau čia prasideda. Ten irgi noriu užsileisti muzikos. Prasidės itališkas seksas. Mes tokie sumirksėm ausis. Agro,